Ar žinojai, kad Lietuvos vardas nuskambėjo neseniai išleistame populiariame žaidime? Tiksliau, Vilniaus vardas. Prieš porą dienų išėjo 15 metų lauktas ukrainiečių žaidimas Stalker 2. Praėjus dienai nuo žaidimo išleidimo, jo kūrėjai socialiniuose tinkluose pasidžiaugė, kad pardavė jau 1 milijoną kopijų, o dar daugiau žaidėjų žaidžia per Xbox Game Pass, nors tos statistikos patikrinti negalima. Dabartiniais mastais 1 milijonas, aišku, gal ir neatrodo labai daug, bet tokiai sąlyginai mažai žinomai ir nedideliai kompanijai tai yra labai didelis pasiekimas. O žinant Stalker fanų bendruomenę, tai žaidimo pardavimai tikrai dar augs. Dar net prieš oficialų žaidimo išleidimą soctinkluose mačiau, kad žaidimas Steam'e yra tarp top daugiausiai pardavimų turinčių žaidimų. Ir žinoma, žinant lietuvių ir ukrainiečių santykius karo kontekste, tai nieko keisto, kad žaidimo kūrėjai norėjo įdėti mažą easter eggą ir taip netiesiogiai padėkoti lietuvių bendruomeniai. Ir jūs dabar turbūt klausėt, tai kągi jie pridėjo? O pridėjo jie gerai žinomą bomžą Ramūną iš Vilniaus. Nu gerai, gal ir juokauju. Iš tikro žaidime galima rasti šovinius, kurių pavadinimas yra Vilnius Ballistics. Man, kaip Stalkerio fanai nuo jo išleidimo 2007 metais ir Ukrainos rėmėjui, tai yra labai širdžiai malonus gestas. Aš šiame naujai išleistame žaidime jau esu praleidęs 14 valandų. Ir mano įspūdis kol kas labai teigiamas. Gražios, modernios grafikos, ta pati kraupi ir baugi atmosfera kaip ir pirmoje dalyje, smagus ginklų valdymas ir intriguojanti istorija. Tiesą pasakius, viskas, ko ir galėjau tikėtis iš šio žaidimo. Aišku, šitas žaidimas irgi turi savo problemų. Kiek girdėjau, yra problemų, su kuriomis susiduria kai kurie žaidėjai. Ar tai bugai, ar tai crashai, gal kažkam žaidimas tiesiog nelabai neša, o labiausiai nukentėjo Xbox žaidėjai. Bet man turbūt pasisekė. Mano AMD sistema kol kas neturėjo jokių problemų. Neturėjau dar nei vieno crasho ar kažkokių didesnių bugų. O kaip jūs? Žaidėt? Girdėjot? Patiko? Nepamirškit pafollowinti, jeigu norit daugiau tokių vaizdelių.